Užaugę laisvoje Lietuvoje, atviri žinioms ir kupini svajonių, Alytaus kolegijos studentai originaliai ir jaunatviškai paminėjo nepriklausomybės dieną. Šalia pagrindinio Alytaus kolegijos pastato, Merkinės gatvėje 2B, tiesiog ant sniego nutapė įspūdingo dydžio 15 metrų ilgio ir 8 metrų pločio trispalvę. Pasak Alytaus kolegijos studentų atstovybės prezidento Domanto Šimkaus, ši idėja pateisino jų lūkesčius. Kiekvienas, praeidamas pro šalį, atkreipė dėmesį, nusišypsojo ir nepraleido progos pagirti uoliai besidarbuojančius jaunuolius už tokią puikią iniciatyvą. Tai idėja kilo labai paprastai. Iš tikrųjų, visų pirma, tai mes dalyvaujame visuose tradiciniuose renginiuose, tačiau šiais metais pagalvojame, kad studentai turėtų padaryti kažką kitokio, kažką įdomesnio ir taip nusprendėm, kad reikėtų nupiešti didelę Lietuvos vėliavą, kuri, ir ta proga paminėti šią gražią dieną, šventę. Ir kaip sekėsi, nes iš tiesų ta akcija vyko bene porą valandų. Tikėjomės greičiau, bet užtruko, kaip matome, ir, kaip jūs minėjote, porą valandų, tačiau viskas įvyko kuo puikiausiai, vienas kitas nesklandumas buvo, bet pasisekė. Bendrai susumavus viskas gerai. Ir kiek girdėjau, sakėte, kad ant sniego ta idėja tokia, kad pasinaudoti dar tuo paskutiniuoju sniegu ir nupiešti tokią gražią Lietuvos vėliavą ir sakėt, kad šią idėją galbūt pratęsite ir pavasarį. Taip, stengsimės ją pratęsti ir pavasarį, piešdami ant žolės su dažais, kada vėliava bus dar ryškesnė, galbūt sugalvosime kažką naujo pridėti. Bandysime tobulinti šią idėją ir toliau. Jūs esate toji karta, kurie, galbūt jau ir buvo gimę, bet iš esmės tai jau esate nepriklausomos Lietuvos vaikai, jaunuoliai dabar. Sakykit visgi, ką jums ta nepriklausomybė reiškia, ką jums ji duoda, davė ir galbūt ko jūs tikitės iš jos? Tai visų pirma, tikimės kaip ir visi turbūt, tikimės gyventi gerai, laisvai, turtingai ir laimingai. O ši diena iš tikrųjų yra, manau, kad turėtų visus lietuvius įkvėpti, būti labiau patriotiškais, labiau pilietiškais, ir žinoma, neprarasti optimizmo, tikėtis, kad viskas visada bus gerai. Kas jame slypi, tame žodyje laisvė, tarkim, jaunam žmogui? Jausmas, tiesiog, emocijos. Manau, kad tiems žmonėms, kurie tai turi, tai yra sunkiau įvertinti. Tiems, kurie dėl to kovojo ir tą gavo, tai jiems tas jausmas yra daug stipresnis, galbūt tai stengiamės mes jį taip pat ugdyti jaunų žmonių širdyse. Te pasididžiavimas Lietuva, tikėjimas gražia Alytaus krašto ateitimi įkvėps mus visus naujiems darbams ir laimėjimams. Tegul kovo 11-osios dvasia vis plačiau skleidžiasi mūsų gyvenimuose, stiprina mūsų tikėjimą, įkvėpia mūsų žodžius ir veda kasdieniniuose darbuose. Atsakai aš tau.